Sveiki, su jumis sveikinasi Rička ir čia laidelė Pasigamink pats. Šiandien, kaip matote, esu vėl čia, kur buvau pradingęs, ogi namuose. Kaip matėte, prieš savaitę buvau parašęs, kad eisiu laikyti regitrui egzaminą teorinį, tai jį išlaikiau, jeigu kam įdomu. O antradienį eisiu laikyti praktikos, tad palinkėkit man sėkmės. Jeigu viskas bus gerai, tada būsiu su žaliu lapu ir lakstysiu po miestą. Juokauju, ne, ramiai važiuosiu. Jei kas dar nematėt, pasikeitė mano čanelio paveiksliukas, dabar yra gražesnis ir aš esu pasirengęs paruošti kažką įdomaus ir skanaus. Bum! Tai šiandien gaminsime šaltibarščius su šonkauliukais ir bulvėmis. Reperis gimiau, kelių nenešioju. Šitam receptui mums reikės kefyro, svogūnų laiškų, krapų, agurkų, cukraus, šonkauliukų, virtų kiaušinių, burokėlių, grietinės, bulvių bei druskos. Pirmiausia, ką mes padarysime, ogi uždėsime virti bulvės ir šonkauliukus. Bulvės virs apie 20 minučių, o šonkauliukai apie valandą. O kol bus 20 minučių likę iki šonkauliukų švirimo, galėsime uždėti virti bulvės. Susipjaustom svogūnų laiškus. Susipjaustom smulkiai krapus. Viena dalis bus bulvėms, o kita šaltibarščiams. Dabar nusilupsime agurkus ir juos supjaustysime smulkiais šiaudeliais. Kaip matote, šonkauliukai jau paviro apie 30 ar 40 minučių, tad jau galim dėti bulves ir virti apie 20 minučių. Kai esam viską susipjaustę, jau galim pradėti viską maišyti. Pirmiausia, supilsime kefyrą skirtą šaltibarščiams. Po to pilame burokėlius. Ir maišome. Kai sumaišėme burokėlių su kefyru, galima sudėti visus kitus ingredientus. Tai agurkai, krapai bei svogūnų laiškai. O jeigu ko nors trūksta, tai galite prisidėti daugiau. Ir štai ką mes viską turime, sumaišome. Paragaujame. O jeigu trūksta druskos, tai įdedam šaukštelį druskos. Ir viską išmaišom. Tada pusę šaukštelio cukraus. Ir vėl išmaišom. Jeigu trūksta druska, tai galite dar daugiau dėti. Bet pas mane viskas gerai. Kiaušinius supjaustysime smulkiai ir juos sudėsime kaip paskutinius ingredientus. Jeigu jums šaltibarščiai gavosi per tiršti, jūs galite įpilti šalto vandens. Beje, dar galite į šaltibarščius įdėti nepilną šaukštą grietinės. Pas mane, kaip matau, yra viskas ko puikiausiai. Tad belieka įdėti į šaldytuvą ir palikti tam tikrą laiką, kol pabaigs virti šonkauliukai su bulvėmis. Štai išviria mūsų šonkauliukai su bulvėmis ir mes juos galime apibarstyti krapais. Voila! Pagaminta Lietuvoje pas Ričką virtuvėje. Su jumis buvau aš, Rička, ir čia mano laidelė Pasigamink pats. Parodžiau, kaip pasigaminti šaltibarščius su šonkauliukais ir bulvėmis. Linkiu jums gero ir linksmo šeštadienio vakaro ir iki kito karto. Skanaus! Jeigu tau šitas receptas patiko, nebūk abejingas, paspaus subscribe mygtuką ir like. Jeigu nori pamatyti daugiau video, štai keletas jų. Greičiau, paspaus. Dar nepaspaudinai?